gali eiti. O moteriam reikia ir galvos. Ir galvos reikia dengti ir viską. Aha, vėsų gero tikrai. Šitas vaizdas kaip kondicionieriai yra. Aha, čia ir yra kondicionieriai. Opa. Sunku, tai, mes visada, žinai, žmonės visada sės matukai ir varom dalykus suprapšti. Gerai, Lietuvoje čia mūsų mažas kaimas mečetės yra vienas minaretas. Čia jeigu vienas minaretas, tai reiškia mažas, gal turtingam žmonės pastatytas, jeigu du didelį, jeigu keturi didžiausias, bet Turkijoje yra 6 minaretus Stambulė. Bet pasaulyje yra 7 minaretus paskutinis ir Saudi Arabija, Mekke. Musulmanai turi labai didelis pagarba, pranašaus Muhammedas isvikata. Muhammedas dėl to dabar negalima pastatytas 8 minaretus. 7 paskutinis pasaulyje. Kaip mečetės pastatytas ir tada visada reikia pietus. Vieną kitą, vieną kairę, vieną dešinę negalima. Visada, kai žmonės melstis, veidas reikia pietų. Tiesiai. Čia mūsų imamas. Pas jūs kunigu, pas mus imamas. Čia mūsų imamas vietos. Pirmas, antras, trečias, ketvirtais vyresniems žmonės. Bernukai visada paskutinis. Bernukai negalima melstis prie imamas arba priekyje. Visada paskutinis. Visi mečetės yra balkonas. Čia balkonas moteris vietos. Vyras ir moteris kartu negalima melstis. Kodėl negalima? Ar žinai kodėl? Aš parodysiu, kad tai čia prašau. Gerai, sustok čia, viskas. Sekundė. Pavyzdžiui, dabar aš noriu melstis su moteris. Kai musulmanai melstis, galva viršių negalima. Visada priekyje. Dabar žiūrėkite. Kur musulmanas? Sijonas turi ir viskas gerai, nieko nematė. Ne, tikrai. Ir kai musulmanai melstis, negalima galvoju apie kitų dalykas. Dėl to moteris visada atskirai. Žiūrėkite, ir visi mečetės, ne tik šitas, nuotraukas nėra. Bažnyčiai, pavyzdžiui, paveikslų nuotrauka yra, bet mečetės irgi nėra. Pavyzdžiui, dabar aš noriu melstis, jeigu būna tas nuotraukas, gal mano akis bus visada ant nuotrauka. Ir dėl to tai nebus teisingi melstis. Dėl to moteris vyras visada atskirai. 5 kartus per dieną. Ryte pusę 5, pavyzdžiui, 1 ir 3, 6 ir 8, 5 kartus per dieną musulmanai reikia melstis. Beveik valandos 20 minučių. Visi musulmanai reikia palikti savo gyvenimas kiekvieną dieną valandos 20 minučių. Bet šitas privalomai, tikrai. Nesvarbu, šiandien aš tylinis ir kita žodis nedirba. Čia tiesiai visi reikia. Musulmanai turi, islamas mūsų religijos yra 2 šventai. Vienas Ramadanas, 30
atsiprašau, mėnesį žmonės negali valgyti nuo ryte, pavyzdžiui, 5 valandą iki 8 valandą vakare. O Ramadanas mes turime saldainį šventę. Jaunas reikia aplankyti vyresniems žmonės ir bičiuoti rankas, ir vyresniems žmonės reikia duoti smulkus pinigus arba šokoladą. Ir antras religijos šventė aukojimai. Aukojimai, žinai, mes pjauname karvę, avis, ožkus. Aukojimai šventė, jeigu turi pinigus, šitas neprivalomai. Jeigu turi pinigus ir gali pirkti, pavyzdžiui, avis, ožkos arba karvę, bet šitas labai svarbu, pavyzdžiui, jūsų karvė 100 kg ir tada jūs gali valgyti beveik tik 10 kg. Ir kitų reikia pasidalinti neturtingams žmonėms. Dėl to aukojimo šventė, tai reiškia neturtingam žmonės irgi reikia valgyti mėsą. Ir dėl to mes turime aukojimą šventę. Ir visi musulmonai reikia vieną kartą gyvenimą, jeigu turi pinigus, hadžas, Mekka. Bet jeigu neturi pinigus, ir viskas gerai. Bet žmonės dabar yra daug durnas žmonės. Paimti kredit ir tada eina hadžas. Bet šitas netikras. Dėl to su kredit, kaip paimti ir vėliau reikia mokėti mokesčių komisijų. Ir šitas irgi netinka mūsų religijos. Jeigu turi savo kišenį pinigus, ir tada reikia aplankyti. Jeigu neturi, ir tada viskas bus gerai. Dabar, žiūrėkit. Šitas. Čia turkiškai tespih, vadinasi, tespih. Yra 99. Pavyzdžiui, kodėl ne 100, kodėl ne 98. Čia atskirai 33, 33, 33. Čia 99. Mūsų religijos kunigas Kuranas yra Dievas vardas. Ir dėl to šitas 99. Bet po maldą visi sės vieną ten, galim sės vieną, kitą vieną ten. 33 kartus. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber tai reiškia Dievas didelis. Ir antras. Subhanallah, 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 Subhanallah. Subhanallah tai reiškia ačiū Dievas už viskas. Pavyzdžiui, jūs turit darbą, turi vaikai sveikatos, turi mėsą ir tada Subhanallah tai reiškia ačiū Dievas už viskas. Ir trečias. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah tai reiškia nuo gimė iki dabar, jeigu aš padarau blogai dalykas, Dieve prašau atleisk. Šitas tai reiškia. Bet visada mes turim, yra mažas. Žinai, turkų kultūras, žmonės turi mažas ir galim žaidžiai. Čia žmonės turi. Bet jeigu mažas irgi yra 33, negali. Čia yra 90, 95, žaidžiai gali. Bet šitas negali. Tikrai. Ir šis klausimas. Šitas mūsų religijos kunigas Kuranas. Dabar aš negaliu paimti, dėl to man reikia pirmą normaliai praustus mano kūną. Dėl to aš tik jums parodysiu, kai žmonės nori skaityti Kuranas, visada virš jūsų pilvo. Pavyzdžiui, žiūrėkit,
Mate pilva čia. Uranas negalima skaityti ant žemės, pavyzdžiui, vatokia. Arba, žinai, kai namo žmonės skaityti knygas, irgi negalima. Visada Uranas reikia viršuje. Pavyzdžiui, mano močiutės. Žinai, kai aš atsimenu, kai aš buvau mažas 9 metų, ir mano močiutės Uranas buvo visada viršuje. Tai dėl to labai svarbu knygas ir žemės ant stalo niekada negaša. Lauke yra fontana. Prieš maldą musulmanai reikia apsiprausti kūną. Be praustus kūną negalima melstis, negalima skaityti Kuranas ir negalima irgi aplankyti kapines. Kai žmonės melstis kūną ir tada čia ateina į mečetę. Mečetės turkų kalba džami. Kiekviena melstis turi, kaip jūs suprantate laisvai, numeris. Pavyzdžiui, ryte 4 kartus, pietų 8 kartus, po pietų 12, 15, 18. Pavyzdžiui, nesakau. Musulmanas gali melstis visur, pavyzdžiui, laukėse, namuose, biuruose, universitetuose, bet penktadienį vidurdienį visi renkasi mečetę. Penktadienį musulmanai tiki pasaulyje paskutinis dienos bus penktadienį po pietų, dėl to penktadienį visi kartu melstis ir mečetės. Dabar aš jums parodysiu, kaip elgesi ir melstis, ir vėliau nuotraukas galima. Ir jeigu reikia tualetas, prie fontano apačioje yra tualetas. Gerai? Pirmą praustus kūną, pavyzdžiui, normaliai kitą pusę reikia, bet aš jums parodysiu. Praustus kūną, pavyzdžiui, ryte aš noriu. Ir tada sakė, bismillah. Pirma reikia bismillah, labai svarbus žodis mūsų religijos. Ir dabar aš noriu, pavyzdžiui, ryte 2 kartus. Pirma, 2 kartus. Ir vėliau, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Dievas didelis. Ir rankas reikia pilnai. Visi musulmanai reikia žinoti, melstis žodis. Yra Kuranas labai daug. Ir kai jūsų žodis baigėsi, Allahu Ekber, Semi Allahu limen hamidah, galva 2 kartus reikia žemės. Ir vėliau dar kartą, ir Allahu Ekber, Semi Allahu limen hamidah, ir 2 kartus. Ir tada reikia sėsti biškį. Ir kai jūsų žodis baigėsi, ir pirmą į dešinę, Esselamu alaikum wa rahmatullah, į kairę Esselamu alaikum wa rahmatullah, ir tada jūsų vieną kartus baigėsi. Čia mūsų melstis. Ir jeigu nori, gali padėti irgi mūsų imamas, žinai, čia arba pinigus už, žinai, valyt kilimas ir mečetės. Čia Ramadanas, imamas ten, yra daugiau žmonės ir kartu skaityt Kuranas. Pasidalinti, pavyzdžiui, Ramadanas, pavyzdžiui, šiandien 10 puslapį reikia, žinai, jie nori. 3 imamas, 3, jo, pasidalinti. Tai čia galima liepti? Negalima smelti. Nu, mečetė vidai tai labai gražu.
Dar Konoklėje nueisim į mečetį. Ten dar gražiau mačiau nuotraukas. Nu, kai papasakoja apie savo, žinai, visas maldas, tai, nu, yra logikos. Ir atsiranda logikos, dėl ko vyrai su moterim negali. Jūs tai gražiai paaiškinat. Taip. Apsišlakstysim vandeniuku. O, kupranugarį, aš net nemačiau. Vos neatsitrenkiau. Aš vos neatsitrenkiau į tokiam šešėlį pastatyti jie. Mama pasiruošus. Eiti. Čia galima pagalvoti, kad pas jūs turgus visas dienas. O, šiek tiek biškį apsipirkom. Tiksliau aš apsipirkau biškį maikių. Nes matosi iš video tikriausiai koks aš esu šlapęs. Lūkumas po 2 eurus. Tai senumo vėl nežino kiek. Čia vakare verda gyvenimas, girdi?
Einam dar užeisim į Migros, nes per savaitę laiko dezodoranto flakonėlį jau nebėra. Kai taip karšta, tai... Любой, какой хотите. Ребят, сувениры, давай зайдем. Пойдем, сувениры, хорошие цены. Новогодние скидки, друг. Новогодні skidki. Naujametinės nuolaidos. Vidury vasaros. Vienas didukas irgi labai gražiai dega. O tai va jų salytės, va, atrodo. Sutvarkytas turistinėse zonose. Labai gražiai atrodo. Va, ateisim biškai į prekybos centrą, atsigaivinsim. Reikia pereit patikrą. Hello. Hello. Kamera? Yeah. Prie prekybos centro čia pakylam liftu. Ir dabar einam, nenusileisim ir einam į viešbutį. Tai broto dušna iš tikrųjų, ypatingai kai išeini iš kondicionuojamos patalpos. Pamiršau, kad aš šauktuką neturiu. Ir skubam iš tikrųjų futbolo čempionatą žiūrėti. Visur pilna kupranugarių, bet kupranugariai visi taip smirda, tokie purvini. Aš nesistebiu, kad čia turistai prie jų nestapteli. Tai va toks tas mažas konaklis, nieko čia labai nėra iš vis. Iš tikrųjų, kai taip dušna, nelabai ir norisi čia eit pasakot kažką tai kalbėti, ne? Taip karšta. Ar Bet ne tai, kad dieną karšta, bet čia dušna. Dušna, kapotų, nu kaip šilta. Jo, kaip šilta, ne konkrečiai. Ir tu pastoji varvi, tu išeini iš kambario. Jau šlapia. Tau užtenka nueiti iki to maisto davimo vietos ir tau, aš nežinau, visas jau apibėgęs. Aš dabar irgi nuėjau pasimatuoti maikės, nu aš negaliu jos nusimti, nes jinai visą prilipus. O čia klubas. Toks. Gėrimų kainos irgi. Summer Garden. Su akvariumais viduj. Nu, net klubą turi. Nereikia Alanien važiuoti. Tai va, Sydė nuo Konaklio yra valanda laiko. Mes ten važiuosim antradienį. Aplankysime Sydė, aplankysime Manavgato krioklį. Va, galima ir kalieną parūkyt. Kavinukė yra. Ir va taip keliaujam namo. Va taip keliaujam namo. Senas vaikas ant pečių. Senas vaikas ant pečių. Aš nesenas. Vaikas miega. Aš naujas. Naujas vaikas miega. Čia yra senas. Nesmintelė. Taip. Čia yra senas, o aš esu naujas. Nes aš pirmą gimiau. Nesunku smiltelė eit. Ne. Tai pats geriausias savaitgalis. Pats geriausias savaitgalis. Kada tėtė paėmė ant pečių, tada pats geriausias savaitgalis. Ne,
Taip, dabar blogiausias. Futbolas prasidėjo, nespėjau. Bet jau maždaug pusiaukelį nuo viešbučio. Dar, manau, antrą kėlinį pamatysiu.